nepatikėsit, beveik atėjom į pabaigą. Dabar jūsų laukia mano pranešimas. Pasiruošę. Aš pasistengsiu per ilgai iš tiesų kalbėti, nes šiaip mano problema yra ta, kad man labai patinka šita tema. Aš kiekvienais metais sužinau vis daugiau dalykų apie ekologiją ir ypač kai paklausai žmonių kaip Valentinas, tai dar daugiau prasmės atsiranda apie tai kalbėti ir garsiau kalbėti. Ir aš vis tiek esu šiek tiek žinoma Lietuvoje ir turiu nemažai sekėjų, tai aš savo taip mintise užsirašiau, kad aš dabar dar daugiau kalbėsiu apie ekologiją ir apie tai, kodėl taip labai svarbu rinktis ekologišką produktą. Tai mane dar vasaros pradžioje pakvietė į šitą konferenciją ir aš, jeigu būtų mane pakvietę rugsėjo pradžioje, aš turbūt būčiau pasakiusi ne. Dėl to, kad savaitgalis ir stengiuosi irgi tvariai gyventi, palikti savęs šeimai ir vaikam, bet kadangi pažadėjau anksčiau, tai ir dabar tikrai labai džiaugiuosi, kad čia esu, nors galbūt ir galėjo būti gausesnis būrys jūsų čia, bet žinau, kad kiekvienas, kuris čia esate, ar esate šitos srities profesionalas, ar tiesiog atėjote pasiklausyti, išeisite iš šitos konferencijos turėdami kitą ugnį ir kitą prasmę ir kitą supratimą, kodėl taip yra svarbu apie tai kalbėti ir visai kitaip žiūrėsite į tą ženkliuką ekologijos. Nes šiaip jau, kai pasižiūrim į bendrus skaičius, tai jie nėra labai džiuginantis. Ir patys čia matot, kad tų ekologinių žemės plotų mažėja. Pelningiausias restoranas Lietuvoje yra labiausiai maistą perdirbantis ir suindustrializuojantis restoranas McDonald's, net nelietuviškas. Populiariausia duona Lietuvoje tikrai ne juoda duona, pilno grūdo ekologiška, o batonas iš baltų neekologiškų miltų. Ir šiaip, žmonėms svarbiausia yra kaina. Kad nusipirktumėm daug visko, kad būtinai užtektų mums pinigų nusipirkti, nenoriu pavartoti to žodžio, iš Š raidės šlamšto, iš kinietiškų svetainių. Ir paskui apsikraunam tuo šlamštu, galvojam, kad šlamštas išgelbės pasaulį, o paskui reikia tvarkytis ir kažkur tą šlamštą padėti ir taip toliau. Tai šiaip bendrai žiūrint, ta ekologija čia dviem žmonėms svarbi, gal vienam, gal pusiai, o daugumai tai yra paskutiniai vietai. Ir visi esate girdėję apie tokį dalyką kaip ekonerimą ir aišku, šiandien konferenciją pradėjo Silvestras Dikčius, kuris nevengia pagąsdinti mus. Ir kai iš tiesų pradedi galvoti, visos prognozės yra labai blogos. Visos prognozės šiaip bendrai pasaulyje, kokiame mes dabar gyvenam, kai visur yra konfliktai, šalia vyksta karas, neaišku, kas laimės Amerikos rinkimus, kas vyksta ten Izraelyje ir taip toliau. Kinija, Taivanas, žodžiu, labai dažnai mes skaitome antraštės, kad o gal čia karas prasidės, bet apie tai, kad gal po 50 ar 100 metų mes nebelabai turėsim nei ko valgyti, gal mes jau būsim nuvirę, tai mums nesvarbu, bet tas ekonerimas, tokia, kaip savoka, tik 2017 metais buvo, apibūdinta. Ir nežinau, ar jūs esate jį patyrę, bet aš esu. Nes ypač, kai esi mama, tai kai neturi vaikų, tai tau kaip ir vienodai rodo. Nes tu esi svarbus tik tai savo. Kai tu turi vaikų, tavo visiškai kitokia motyvacija gyvenimui. Ir visai kitaip jautiesi apie tai, kokiame pasaulyje, ne tai, kad tu gyvensi, bet kokiame pasaulyje gyvens tavo vaikai ir anūkai. Tai tas nerimas yra visiems puikiai suprantamas ir nežinau, ar visiems tikrai patirtas dalykas, bet kad esate patyrę nerimą dėl ateities, dėl karo, kuris galbūt nutiks. Ir yra įrodyta, jau Freudas apie tai kalbėjo, kad žmogų motyvuoja tik tai keletas dalykų. Tai arba žmogus bėga nuo skausmo, nuo pavojaus, nuo baimės kažkokios,
arba jisai eina link malonumo, ar ne, kaip mūsų nuostabusis Mikė Pūkuotukas. Ir kaip mes puolam prie saldainių, greitai virškinamo maisto, tai kas iš pakelio, mums malonu, kaip mes negalime sustoti skrolinti socialinių tinklų, nes mūsų smegenyse įvyksta reakcija, išsiskiria dopaminas ir mes priprantame prie kažko, ar ne? Tai aš pirmą kartą savo gyvenime pajutau didžiulį nerimo ir baimės tokį pliūpsnį prieš 16 metų turbūt. Skaičiau šitą knygą. Ir aš puikiai atsimenu tą laiką ir tą akimirką, nes man atrodė, o Dieve, ir aš buvau tik susilaukus savo dukters, jai buvo, nežinau, metai pusantrų, ir man iš tiesų labai realiai buvo labai baisu. Ir aš galvoju, ką aš galiu padaryti, Dieve, mano pasaulis baigėsi. O iš esmės šita knyga, kuri išleista beveik prieš 20 metų, kalbėjo apie tai, ką mūsų pasaulis išgyvena dabar. Tai, ką mes matom. Ką tai buvo didžiausi tornadai, ten audros Majamyje, ne, Amerikoje, prieš tai dar kažkas tai ten. Ir mes patys matėm, šitą vasarą buvo tokia karšta. Jau mes jau rugsėjis, kažkokia nesąmonė, 28 laipsniai, kur lietus. Dabar oras mes patys jaučiam ir matom per mūsų gyvenimą, gamta ir oras pasikeitė mums prieš akis. Tai nežinau, aišku, labai smagu, saulė, galima degintis, galima gerai leisti laiką ir žmogus yra tokia būtybė, kad iš esmės kaip ir nesusimasto ir eina prie to malonumo, čia smagu, faina, labai nereikia čia pergyventi. Tai iš tiesų, aš kaip mama tą tokį nerimą ir siaubą tikrai puikiai išgyvenau ir pradėjau galvoti, tai ar reikia kažką tai keisti, kažką tai daryti. Žmogus nebuvo sutvertas sofai, kaip aš dažnai, nes manęs dažnai klausia, oi, Deda, tu tiek visko veiki, tu čia tokia aktyvi, tu tokia energinga, bet žmogus buvo sutvertas veikimui, žmogus nebuvo sutvertas tam, kad jisai sėdėtų ir valgytų čipsus ant sofos, žiūrėdamas teliką. Tai žmogus buvo sutvertas auginti, sėti ir kurti iš esmės. Tai ar eiti per baimę, ar per džiaugsmą į tą ekologiją ir šviesesnį pasaulį. Čia aš nukasiau kilogramą, gal 2 bulvių. Gal 3. Ir aš žinot, ką sakiau? Kad, žinokit, klausykit, šitas bulvių kilogramas, tai jeigu reikėtų įvertinti, tai 100 eurų. Mažiausia. Bet aš jums nemoku pasakyti, aš labai mėgstu bulves. Ir aš bulves suvalgius 2 tonas turbūt per savo gyvenimą. Bet šitų bulvių, kurias aš užauginau pas save, mano dar amžinatelis šuo ten matosi, tai aš nepamiršiu šitų bulvių skonį. Tikrai ekologiškas buvo, nieko tenai nebėriau, aš nieko iš viso pasodinu tas bulves ir pamirštu. Paskui ateinu nukasu, kurios dar per žiemą išsilaiko ir pavasarį galima surasti. Tai mano požiūris į ekologiją, į tiesioginį ryšį su ūkininkais, į rinkimąsi produktų, kurie yra žmonių užauginti, aš galvoju, kad geriausia keisti žmonių įpročius ir motyvaciją per džiaugsmą ir geras emocijas. Todėl, kad man apsilankyti turguje yra šventė. Kaip teatras beveik. Aš kai nueinu šeštadienį iš ryto, čia yra prie Akropolio turgus, aš tiek prisiperku visko, kartais gal ir per daug. Tikrai išleidžiu daug pinigų, bet niekada nekvestionuoju ir neklausiu, o kodėl čia tiek kainuoja tos salotos? Nes aš pati savo bulvių užaugintą kilogramą įvertinu 100 eurų. Nes aš užauginau ir žinau, ką reiškia užauginti. Nieko aš ten per daug nedariau, bet vis tiek. Tai man turgus yra šventė. Ir tas, kaip visur, viskas yra emocijos. Kaip ir Valentinas šypsosi dabar, kaip jis jaučia savo ryšį su žeme, tai lygiai taip pat galima visiškai kitokį požiūrį turėti į tą morką, kurią tu nusipirkai iš Onutės ar Genutės, kuri tą morką užaugino. Ir mes
pirkdami šitos produktus iš žmonių, kuriuos pažįstam, mes jau kūrėme savo istoriją, mes jau kūrėme ryšį, mes jau kūrėme visai kitą jausmą. Tai aš tikrai daug metų vedu savo laidą, Beatos virtuvė. Aš esu parašęs daug kulinarinių knygų. Čia yra nuotrauka iš, kai mes, aš tokią esu knygą parašęs apie lietuvišką virtuvę. Ir ten, Taste Lithuania, iš tikrųjų, tai turėjo būti, tai yra, pirmiausiai buvo angliška knyga, nes aš norėjau turėti knygą, kuri pristatytų lietuvišką virtuvę užsieniečiam. Nes mano vyras yra britas ir aš tikrai turiu daug draugų užsieniečių ir man pačiai reikėjo tokios knygos. Ir nemažai yra lietuvių kilmės žmonių, kurie gyvena Amerikoje ir kažkur jie nekalba jau lietuviškai, bet vis tiek nori išlaikyti ir žinoti. Tai čia yra Genutė, kuri irgi yra sertifikuota ūkininkė. Aš ją tikrai pažįstu daug metų. Ir man, kaip žurnalistai, yra ir kaip pirkėjai, turgaus lankytojai, bet aš esu aplankius daug ūkininkų, su jais bendravus, mačius, kaip jie dirba. Ir aš esu tikrai tapusi jų pačia, kaip sakant, didžiausia fanė ir ambasadorė, dėl to, kad tie žmonės, jie dirba taip sunkiai. Čia yra tikrai nuostabus ūkininkai, jų irgi ūkiai esu buvusi ne kartą. Giedrikai, Biržų kraštas, jie vieni pirmųjų, pagal Tatulos programą pradėjo ūkininkauti ir aš tikrai, jų daržovės yra brangios, bet jos yra geriausios. Jos yra geriausios daržovės, kokias tik esu. Jų salotos, kurios užaugintos be chemijos, ir ten, kiek reikia nuskinti tų lapų. Jie visą savo daržovės plauna. Jie turi visiškai tokį nuostabų ryšį su savo produkcija ir dirba jų visa šeima. Ir tikrai jie turi klientų, pas juos Tymo turguje ar Panoramoje visuomet yra didžiulė eilė. Ir aš suprantu, kodėl tas maistas yra brangus ir kodėl tai nėra pasirinkimas, tai yra, kaip čia pasakyti, tai yra būtinybė. Ir kitas labai svarbus dalykas yra maisto švaistymas. Aš tikrai jokių būdų nesu šventoji. Aš turiu didžiulį apetitą ir tokį norą, oi, aš čia tą nusipirksiu, mano vyras pastoviai sako, kad aš pirku maistą ir paskui jį supūdau. Tai yra tame tiesos. Tai ir dauguma žmonių, kurie skundžiasi ir sako, kad ekologiškas maistas ar maistas turguje yra brangus, tai jie iš esmės visi, aš taip pat, nesakau, kad esu šventoji, mes visi perkam per daug. Ir dėl to, kad tai yra žmogiška. Mes visko norim turėti daug. Ir ypač mes lietuviai, kurių mūsų praeitis, joje buvo ir daug bado, daug netekčių, daug priespaudos, kurią mes patyrėme iš savo kaimynų. Tai mes visą tai atsimenam. Ir aš irgi esu užaugus ir mes visi žinom, kaip atrodo lietuviškas stalas. Dabar jau po truputį gerėjam, nenukraunam taip, kad nesimato staltiesės. Bet tas dosnumas, tas noras dalintis, kad visko būtų daug. Tai jeigu mes pirktumėm, būtumėm šiek tiek sąmoningesni, pirktumėm mažiau, tai galėtumėm sau leisti brangesnį ir geresnį aplinkai ir savo produktą. Bet čia aš, kaip ir sakiau, esu globėja gero ūkininko čempionato ir jį organizuoja Baltijos aplinkos saugos forumas. Ir jie neseniai atliko tokią apklausą, tiesiog Sprinter visuomenė, žinot, kaip jie ten iškerpa kažkaip tai visuomenę ir apklausė ir štai tokie yra lūkesčiai vartotojų, ar ne? Tai 70% dauguma nori, kad maistas būtų kokybiškas, maistingas, visi nori, kad maistas būtų sveikas, kad būtų pigus, yra labai svarbus noras. Aš suprantu, kad maistas būtų skanus irgi visi nori. Ir va štai pažiūrėkit, pabaigoje tik tai yra saugant gamtą. Pirmiausiai turi būti maistingas, sveikas, pigus, skanus ir paskui mes galvojame apie kitus. Paskui mes galvojame apie gamtą, tada gal truputį apie gerovę ten gyvūnų, paskui apie klimato kaitą. Tai tie dalykai, apie kuriuos mes kalbam šiandien, yra bendrai visuomeniai galia. Nieko nepadarysi. Tokia yra realybė.
bet mes visi galime kažką tai daryti ir kažką tai keisti. Mane labiausiai nustebino ir truputėlį nuliūdino, kad tik 1% apklaustųjų yra pasiruošę mokėti 20% daugiau. Ir už ekologišką ir sveikesnį produktą 20% yra labai mažai, mano nuomonė. Tai aš turiu tokią taisyklę gerą, kad rytojus prasideda vakar ir ją naudoju visur, nesvarbu į kokią sritį be pažiūrėtum. Tai rūpinimas savimi, pavyzdžiui, ką tu šiandien valgys, svarbu, kaip tu jausies rytoj. Tvarka namuose, aš turiu tokią labai gerą taisyklę, kad prieš einant miegoti susitvarkai virtuvę. Aišku, yra išimčių. Ne visuomet pavyksta. Kartais gal užsižiūri filmą ir dar kažką ir nesusitvarkai tos virtuvės. Karjera ir profesija. Jeigu tu nedarai kažkokio tai įdirbio darbo, tai klausimas kaip tu, ar tau tikrai rytoj pasiseks. Rytojus nieko nepakeis, jeigu tu neįdėsi kažkokių tai pastangų ir sprendimų šiandien. Tai aš šitą taisyklę norėčiau, kad jūs visi pagalvotumėt apie ją ir pabandytumėt pritaikyti ir savo gyvenime. Ir aš tikrai nesakau, kad reikia absoliutiškai viską pakeisti, nuo šiol viską pirkti tik tai turguje. Ar visiškai atsisakyti visokių kitų produktų ir tokie visi drastiški pasikeitimai ir kraštutinumai iš tiesų kaip ir nieko neatneša. Aš manau, kad kiekvienas mes turime ir galime balsuoti piniginėmis. Mes kiekvienas galime labiau justi, kad mes galim kažką tai pakeisti. Nes neretai tokia dažna nuomonė yra, kas čia, tai ką aš čia vienas galiu. Bet tas požiūris, toks pasidavimas, atsitraukimas ir tai aš jau čia nieko ir nedarysiu, nes aš vis tiek nieko negaliu pakeisti. Bet aš tikrai sutinku labai daug žmonių ir labai tokių, nesvarbu, didesnių ar mažesnių lyderių. Ir čia yra toks, kaip čia pasakyti, svarbiausia požiūrio klausimas. Ar tu jautiesi, kad tu esi jėgos pozicijoje, kad tu tikrai gali kažką padaryti ir savo gyvenimui, ir kito gyvenimui? Ar tu esi tiesiog toks, aplinkybių kažkoks įkaitas čia, kaip čia visi taip ir bus? Tai aš labiausiai norėčiau, kad jūs kiekvienas, išeidamas šiandien iš šitos konferencijos, galvotumėt, kad aš tikrai galiu kažką pakeisti. Ir kiekvieno pastangos, nesvarbu kokios jis didelės ar mažos, yra tikrai labai, o žiūrėkit, kokia aš ūkininkė, matot, radau gražią tokią suskarutę nuotrauką. Tai kaip aš gyvenu, kaip Silvestras pradžioje ir sakė, kad mes visi esame hipokritai ir truputėlį apsimetėliai. Tai aš taip pat esu apsimetėlė, nes aš turiu 4 vaikus ir įsivaizduoju, kiek 4 vaikai planetai atneša dar CO2 ir daiktų ir plastiko, lego ir kitų visokių nesąmonių. Tai, nes žinot, Anglijoje ar ten užsienį yra netgi tokia šaka, toks, kaip čia pasakyti, tendencija, kai žmonės sako, ne, aš nenoriu turėti vaikų, nes žemė ir taip jau yra pilna. Ir aš būsiu ekologiškas, tvarus, mano pasirinkimas neturėti vaikų, daugiau žemės neteršti. Tai šituo atveju taip. Bet mano tie tokie maži žingsniai, man jie suteikia labai daug tokio, mūsų visa didelė laimė susideda iš mažų žingsnių, kuriuos mes darom kasdien. Tai pavyzdžiui, mes kompostuojam, labai tokie rimti kompostininkai, atsisiuntėm komposto dėžę iš Anglijos, nes kažkaip nesugebėjom rasti tokios kokios, kurį ten kažkokie ten su kažkokiais ventiliacijom, aš nieko nesuprantu, vyras man pirko. Bet tai mano yra tokie maži žingsniai, kuriuos aš darau ir nepasiduodu ir manau, kad aš galiu pakeisti pasaulį. Ir tada aš galvoju, kad aš galiu naudoti savo žinomumą ir kalbėti šitom temam ir kiekvieną jūsų įtikinti, kad jūs galite eiti ir toliau advokatauti ir dirbti tam, kad daugiau būtų ekologijos, daugiau žemės, daugiau paliktumėm pasaulio po mūsų. Aš dar be to auginu vištas. Čia jau rimti reikalai. Kaip auginu. Mano vyras jas augina. Jūs ten nuperka šitų kažką, bet šiaip jos pačios vaikšto, valgo ten viską. Aišku, prikakoja, tai reikia eiti su šlanga ir ten plauti, bet trąša, atsigauna, viskas ten auga ir taip toliau. Ir tikrai, tie mūsų kiaušiniai yra fantastiškai skanus. Ir
Bet, žinot, man pačiai didžiausias dalykas tos vištos yra, žinot kas. Vat kaip Valentinui ta jo dirva su jo kalba. Taip ir man, nesvarbu kokia tau būtų nuotaika, tu ateini, tu pamatai tas vištas ir hipnozė tokia. Wow, jos tokios vaikšto savo būreliu, jos visos kartu, ir tu matai tą gamtos grožį, tą gamtos išmintį, kad ji yra ten, kaip jos kudakuoja, suranda savo vietą. Ir dar kažkas sako, kad vištos yra kvailos. Tai yra nesąmonė. Tie, kas sako, niekada neturėjo vištų, nes kas augina vištas, tie žino, kad vištos yra labai išmintingi, labai mieli ir labai geri gyvūnai. Tai ką aš ir noriu pasakyti, kad aš savo gyvenimą kuriu aktyviai, aš ieškau gerų emocijų, aš darau gerus, mažus pasirinkimus, dalykus, kurie man dovanoja gerą jausmą. Ir aš jį kuriu pati. Aš nesitikiu, kad man kažkas padarys. Ir kiekvienas žmogus, kaip ir sakiau, žmogus nėra sukurtas sofai, bet žmogus yra sukurtas prasmei. Ir apie tai, man atrodo, jūs sujutote tą temą ir lietmotyvą visos konferencijos metu. Visi tie žmonės, kurie ūkininkauja ekologiškai, galbūt tai nėra labai pelninga, būtų gal pelningiau purkšti viską ir daug nukulti, bet jie tai daro dėl to, kad jie mato prasmę gyvybės išsaugojime, prasmę pasitarnauti kažkam kitam svarbesniam daugiau. Tai iš esmės, aš manau, kad tie žmonės, kurie renkasi ekologišką gyvenimo būdą, jau jie yra tiek sąmoningi, kad jie prisiema atsakomybę už savo gyvenimą ir jie renkasi. Ir tada užsikuria tas toks gero gyvenimo ratas. Tai visiems žmonėms, kurie galbūt norėtų pagerinti savo gyvenimo kokybę, tai tikrai rekomenduoju tiesiog ieškoti tų mažų dalykų, kurie jiems generuoja geras emocijas. Ir nueini į turgų, nusiperki, nežinau, kiaušinių, aš vis tiek kartais nusiperku tų kiaušinių, ar daržovių, ar dar kažko. Ir tas džiaugsmas, kurį tu patiri, nes tu žinai, kur nukeliauja tavo pinigai. Tai yra ta trumpoji grandinė. Tu balsuoji savo piniginę, tu atiduodi pinigus ne ten, nežinau, kažkam, o tu atiduodi tiesiai kažkam į rankas. Mes grįžtam prie šaknų, mes grįžtam prie to tiesioginio bendravimo, palaikymo vienas kito. Ir man atrodo, kad tai yra svarbiausia. Tai aš norėčiau, kad jūs visi pajustume tokią galią, jėgą ir stiprybę savyje. Kad mes visi galime susijungti ir daryti gerus darbus, atrasti savo gyvenime daugiau prasmės ir palaikyti, aišku, mažuosius augintojus. Nes tai iš tikrųjų labai, labai svarbu. Tai va, ateitis mūsų rankose.